Prieš pradedant šį video norime jūsų paprašyti nepamiršti prenumeruoti šį kanalą, spausti patiktukus ir brūkštelti komentarą. Tik tada mes žinome, jog mūsų darbas nebeprasmiškas. O po šios trumpos preliudijos turbūt neperlinksime lazdos sakydami, jog šiomis dienomis Klaipėdoje visa Lietuva. Renginių gausa rado savo žiūrovą ir dalyvį, bet kažin ar kiekvienas spėjo aplankyti viską, ką norėjo. Tačiau būta ir mažesnių įvykių, kurie tebūnie nepritraukia tiek daug dėmesio, vien todėl, jog rytas dar ankstyvas, o kas nori budintis sekmadienio rytą po tokio šventinio maratono. Turbūt tik tas, kuris dar miegoti neskubėjo nuo vakar, bet kaip ten bebūtų. Tikrai ne kiekvienam klaipėdiečiui tenka sudalyvauti tilto jungiančio dvi Klaipėdos dalis, kurias padalino vienintelė upė, dėl kurios pavadinimo vis dar ginčijasi neretas miestelėnas. Juolab, Pilies tiltas buvo keliamas ne šiaip sau, o išlydint Dangės flotilę, vienintelį tokį mūsų šalyje laivų paradą. Tad įvykiai iš karto du. Pripažinkime, Klaipėda nėra pakeliamų tiltų kraštas. O ką sakyti, jeigu dar ir proga tuos tiltus pakelti pasitaiko neeilinę? Tad siūlome stebėti, kaip vyko šis procesas.